Banana. Man neveikia galva, aš nežinau. Nesuprantu, Jesus Christ, aš tokia dabar durna jaučiuosi, eina savo. Galima pasiduoti. Va judėjo ką tik. La. Nesuprantu, ir aš čia turėsiu sėdėti, o ko atidarysiu. Ką aš žinau? Tik toko ekspertui bandom duoti, ar jisai mokės. Turiu atidaryti butelį. Taip. Jau pradėjo suktis. Jau sukosi. Sukosi ir sustojo. Bet neatsisuko. Gal tas challenge'as, kur anksčiau buvo, ne? Nu, jeigu norėsi, duosiu hintą. Noriu. Bet aš mačiau, kad žmonės su nosim kažkaip atidaro. Pala, ten tekstų kažką rašo. Čia Ten paaiškina. Ne, tau rašo, kad reikia atidaryti. Okay. Pala, čia gali būt. Ką aš žinau? Blablabla. Ai, platai atsidarė. Bet aš nepastebėjau, ką aš padariau. O jį gal tiesiog ekraną paliesti reikia, ne, aš čia kai kaušį sukinėjau galvą. Ne. Nesuprantu, ir aš čia turėsiu sėdėti, o ko atidarysiu. Bet aš nepastebėjau. Galvojau, kad taip galima. O, blem, ar vėl atsidarė. Tie programuotojai filtrų. Gerai. Jo, šit. Kažkaip. Atsidarė, ne? Aš nesupratau, vis tiek buvo. What the fuck? Iš karto atsidaro. Stop! Žinutė studentui. Jeigu esi studentas ir turi ISICO pažymėjimą, o tu jį greičiausiai turi ne su ISICO, belinkiek nuolaidų visur yra. Ir tos nuolaidos, aišku, yra ir pildykė. Dabar, jeigu esi studentas su ISICO pažymėjimu, tau neribotas internetas, skambučiai ir SMS kainuoja mažiau negu 10 eurų per mėnesį. What? Internetas neribotas, skambučiai ir SMS. Belinkiek gali naršyti, skambinti ir rašyti SMS-ą ir tau nekainuos 10 eurų. Tai kur šitas buvo, kai aš buvau studentas? Iškart einam studentčiokai ir užsisakom su ISICO. Kaip tai pigiai? Gerai, palauk. Reikia atsakyti. Bet atsidarė ir vėl. Tai okei, bet vis tiek reikia išsiaiškinti, kame čia bajeris. Nu, gerai. Atsidarė ir vėl. Jo? Tai tiesiog, taip ir reikia pagurklyti tiesiog savo parodyti. Atsidaryk. Bam. La. Aš žinau tikriausiai. Nu, ir vėl atsidarė. Nu tai kaip tu galvoji, ką čia? Su liežuviu gal? Jo, su liežuviu. Man geriau pavykdavo, kai tiesiog nieko nedariau. Nepadaryk ten po to montažiuko kokio. Tu darysi. Ai, tiksliai. Va judėjo ką tik. What the fuck? Taip aš matydavau, kad žmonės atidaro, bet aš niekada nemačiau kaip realiai. Visada ten per fuksą kažkas netyčia būdavo. Galima pasiduoti. Ar čia reikia išsiaiškinti? Sena versija? Nežinau, ką naujo padaryti. Na širdžiai, nežinau, man net širdis dabar permušinėti pradėjo. Nežinau, ką daryti. Pasiduoti. Neišsiaiškinsi? Ne. Jo, atsidarė. Tiesiog, reikia padaryti? Nu, reikia tipo su liežuviu, taip.
Šitas filtras vadinasi Banana Phone. Kažką matęs. O ką čia reikia padaryti? Čia... Išsiaiškinu, kaip veikia. Garsas bus koks nors, dar kažkas. Alio. Banana phone. Nesuprantu, Jesus Christ, aš tokia dabar durna jaučiuosi, eina savo. Bananas ekrane. Man neveikia galva, aš nežinau. Nu, va, aš galvoju, tu pasakai banana phone ir man kažkoks varpelis labai toli suskambėjo, bet aš nesuprantu, neatsimenu tiksliai, kas yra. Jeigu man tokie būtų bananas. Banana phone? Ne, neveikia. Čia mane tokia nefaina padėti pasakė ir tylų kambarį ir aš tiesiog savo durnumo testą laikau. Tai dar papūga, kai ten čirkia. Taip, bananas, ten bananas nupieštas. Ir telefonas. Nereaguoja. Banana. Banana. Jūs tyčiatės, iš mane čia stapudoju, net nėra jokio filterio. Banana. Tu žiūri mane taip, lyg čia būtų baisiai logiška. Pasiduodu, nežinau. Nu, žiūrėk į tą hintą labiau. Kas ten pavaizduoti? Du daiktai, telefonas, bananas ir... Telefonas ir bananas. Ką man- Nu, tu žiūrėk į save per tą. Taip, Ir žiūriu. vaidink, kad tau skambina. Alio. Alio. Įsivaizduok, kad tau skambina. Ai, banana phone. Ding dong, ding dong, ding dong. Alio. Taip sakai. Bet, nu, tu... Banana phone. I've got this feeling. Nu, da, suvaidinkim, Greta, suvaidinkim. O, kažkas skambina. Čia tavo kamera, ne telefonas. Stacionari kamera va šita. Ir tu turi nufilmuoti. Ir tau skambina. Žiauriai geras! O magai aš tikrai atsilikau. Ring, ring, Bet tu ring. turi nu, tipo, matyti save ekrane. Ring, ring, ring. Oh, shit! Matau bananą. Palauk. Va! Šitas filtras vadinasi Banana Phone. Tiek tau galiu duoti žinių. Matęs. Banana phone. Kaip jisai veikia? Fuck. Ja? Čia buvo pildykų bandymas išbandyti šiuos TikToko filtrus. Jeigu dar žinote kokių filtrų, kur iš karto pažiūrėjus neaišku, kaip jie veikia, parašykite komentaruose. Su jumis buvau aš, Andrius Laužūnas. Susitiksime jau kitą savaitę. Kaip laida, manau. Kitą savaitę. Subscribe. Banana. 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 Neveikia. Okay. Pasibūginu.